Sveiki visi, šiandien bandom naują turinį Dronefixo kanale. Tai ką šiandien veiksim, rinksim naują droną, o tai konkrečiau būtų 25 metų sezono mano lenktyninis dronas. Tai ką, važiuojam. Tai pirmiausiai peržvelgsim detalės, kokias naudosiu. Tai pradėkim nuo rėmo. Naudosiu itališką Finza FPV Hyperfoxą. Susilaukiau labai daug klausimų apie jį. Žmonės man sako, nu tu čia labai rizikuoji, labai plonas karbonas. Keistos formos jisai toks išlinkęs, kaip matot, nežinau ar matos per video. Kryžmi motorai yra žemiau aukščiau. Dabar gal aš papasakosiu, kuo jis mane sužavėjo. Tai pirmiausiai, kad į jį telpa 30x30 stekas, tai labai didelis SAC. Tada vertical kojos, reiškia, kad jis labai stabilus ore. Kitas labai svarbus dalykas, kad jis yra labai mažiukas, labai mažas ir labai lengvas. Tai va šitie dalykai labai mane sužavėjo ir neslėpsiu, jau išbandžiau skraidyti su šituo rėmu ir pirmas įspūdis buvo labai wow. Toliau judam prie steko. Kaip minėjau, naudosim 30x30 steką, tai bus Hobbyvingo konkrečiai. Hobbyvingo 65 amperų ir F7 flight controlleris. Toliau judam prie motoriukų. Praeitą sezoną naudojau F60, tai šį sezoną irgi lieku prie T-Motor. Tik šį sezoną naudosiu truputį lengvesnius, galingesnius F50. Jei neklystu, 2150 kV. Aišku, LRS imtuviukas, nedidelis Happy modelio, 3D printai ir be abejo didžiausias šio sezono upgrade'as tai HD0 vaizdo sistema. Čia turim V3 video siųstuvą ir 90 fraimų per sekundę kamerą. Ir be abejo Foxieriaus antenytės, nes jos man labai patinka. Stumiam viską į šalį ir pradedam rinkimą. Tai pradėsim nuo rėmo. Rėmas, kaip jau matot, yra surinktas. Norėjau pažiūrėti, kaip jis vizualiai atrodo, kaip čia kas susidėlios. Steko varžtai irgi sukti. Tai judam toliau prie motoriukų. Motoriukų suksim. Kaip jau minėjau, naudosim F50 T-Motor motoriukus. Tik aišku, kadangi naudosim tik 2 varžtus, šitas rėmas naudoja tik 2 varžtus motoram, tai naudosim Loctite. Taip, tai susuko motoriukus. Vieną motoriuką truputį į tą pusę buvau prisukęs, į išorę laidėjo, tai reikėjo persukti, bet čia menka problema. Tai toliau judam prie steko, įsidedam steką ir žievinsim laidus ir lituosim prie SAC. Tai apsilituosim SAC padukus. Taip, tai apsilitau SAC, labai gražiai viskas pavyko. Toliau ką darysim, tai karpysim motorų laidus ir lituosim prie šito SAC.
Taip, tai prisiltavom visus motoriukų laidus. Viskas gražu. Toliau įsidėsim flight controllerį. Tik pirmą užsidėsim gumytės. Tiesiog, kad stekas truputį išsikeltų, kad būtų didesnis tarpas tarp flight controllerio ir SAC. Kur aš jas padėjau? Čia. Taip, pincetas. Taip, susidėjo gumytės. Jos nusistums į apačią ir bandom dėti flight controllerį. Va, viskas labai gražiai susidėjo. Įkiškim konektorių, laiduką. Gerai, toliau judam prie imtuvo. Taip, tai apsiltavom visiškai imtuvą. Uždėjom kembriką. Dabar jį tvirtinsim prie rėmo. Prie steko jis nelabai telpa, tai dėsim ant rankos. Taip, tai pritvirtinau imtuvą prie rankos, anteną irgi prisitvirtino ir dabar užsuksim verželes ant steko, kad stekas nepabėgtų ir prilituosim paskutinius 4 laidus, tai yra imtuvo laidus prie flight controllerio. Ir kas mums tada liks, tai liks uždėti top plate, uždėti HD0 video siųstuvą, kamerą ir anteną ir likus varžus susukti. Tai judam toliau. Tai prisiltavo imtuvas čia va prie flight controllerio, 4 laidukai. Daugiau litavimo nebebus. Dabar čia HD0 įsikiš video siųstuvas, užsidės top plate'as ant viršaus. Prisklijuos HD0 VTX-as, kamerą įsistatys į 3D printą ir bus viskas. Tai va, droną pabaigėm, surinkom, gausi labai viskas šauniai, puikiai, nuostabiai. Būtinai komentaruose parašykit, jeigu norit daugiau tokių video, o šiaip, jeigu norit išmokti lituot, surinkinėti dronus, skraidyti jais, konkrečiai FPV dronais, tai pažiūrėkit description'e nuorodą į FPV college kursus. Tai viso.